forsi don nistennew iktar, forsi hemm xi bidliet tattiċi speċjalment mill-coach Stephen Azzapardi. Segwu dan għal free kick ta' Ledesma, ballon ċentrali jaħtaf il-goalkeeper Glenn Zam. Rungtynės Rinksino sąskaitoje kol kas įvarčių nepelnyta, viena geltona kortelė ir 510 minučių sužaista. Čia tolimas smūgis, gaudo kamuolį Paulius Pocius. Ledesmai, prieš tai yra Borovskis. Štai taip trumpais perdavimais. Žiūriu, Ledesma kam atiduoti perdavimą. Nusprendžia, kad štai taip reikia pabandyti prasmugiuoti į vartus. Na tai... Vedukas. Netikslus perdavimas, tačiau kamuolys lieka Rafaeliui Ledesmai. Šis pabando iš toli Emilijus Zubas. Įmaka. Vedukas. Žaidėjas, kuris taip pat artėja prie Lietuvos nacionalinės rinktinės. Ir štai taip, Rafaelis Ledesma šauna maždaug iš 25 metrų. Ką reikštų ši Pakruojo pergalė? Reikštų tai, jeigu po sezono Marijampolės Sūduva ir Pakruojo iš toliai smūgiuoja dabar. Rafaelis Ledesma gaudo kamuolį Maris Elton. Taškais mažiau, po 19 taškų, Atlantas turi jų 13. Ir Dainavai taip pat taškai nepamaišytų. O dabar Ledesmo šūvis ir tai skersinis. Būtent jis. Leidimas jau duotas, Ledesma. Šūvis ir kamuolį ramiai, be jokių problemų gaudo Armantas Vitkauskas, nieko pavojingo vartus. Ir labai gaila, tačiau su Kipro Anortosis Šiauliai nesužaidė, tai būtų gerai. Tiek finansinė prasme, tiek ir patirties prasme. Ledesma atšoka prieš vartininką, dabar kamuolys. Neužtikrintai. Ar tai nauda, galėsime pasakyti tik po rungtynių. Ledesma aikštės viduryje prieš Kvarastianovą. Koks jo smūgis prieš save atremtas kamuolys. Ir vėl Jurevičius antroji bai. Ledesma. Gyvatvorėje vienas žaidėjas. Į baudos aikštelę. Ir kamuolį vėl gaudo Jurevičius. Tiesiog žais kamuolį ir jį laikys. Kesanelį rodo teisėjai, kad reikėtų paraginti Sūduvą. O čia šis Virpstas. Ledesma. Na, Kabadze. Ta pačioje pradžioje tikrai atrodė graudžiai. Dabar pavojingas smūgis. Ledesma ir čia reaguoja vartininkas. Tai ilgą laiką kažkaip po to įvarčio stadionas gerokai pritilo ir Sūduvos Sakalai. Ledesma į vartus ir Maris Eltermanis. Ledesma. Smūgis ir vėl Eltermanis. Dažnai kamuolys atsiduria Eltermanio rankose, tačiau... Galbūt šį kartą pavyks Sūduvai realizuoti savo... Ne, vis tik nepavyko. Smūgį. Aplodismentai. Ir Ledesma. Ir Virpstas. Dar kartą į vartus. Pasiseka. Netrukus Sergejus Slyva leis pratęsti rungtynes. Rafaelis Ledesma smūgiuoja į vartus ir gaudo kamuolį Vitalijus Mirnai. Smūgis. Ledesma prie kamuolio. Iki vartų toloka, bet dviejų žaidėjų Gyvatvorė yra ir smūgis. Prieš pat Marių Rapalį kamuolys atšoka nuo žemės. С днем рождения, Валерий Иванович. От лица, наверное, всех белорусских любителей и специалистов белорусского футбола мы добавим, вот слушайте, под эти слова. Алексей Горелов.